Sveiki atvykę į mūsų Tailando vlogų serijas. Liepos pabaigoje labai spontaniškai nupirkom bilietus ir iki paskutinio nelabai turėjom šiai kelioniai plano. Norėjom tiesiog rugsėjį praleisti ne Lietuvoje, kur būtų šilta, skanu, gražu ir pigu. Tai šiame vloge pamatysit mūsų beveik 2 parų kelionę nuo Balsių iki Bankoko ir pirmus įspūdžius čia. Čia jaučiu savaime suprantamas dalykas, bet kai turit ilgas kelionių dienas, ten ilgą autobusą, ilgą skrydį, ilgą persėdimą, tai visą į kažkokį labai prieinamą skyrelį įdėkit maikę pasikeist, kojinių, apatinius, dantų šepetėlį ir dezodorantą. Tiesiog po kriauklę nusiprauskit, nusivalykit dantis, pasikeiskit rūbus ir jūs jausitės 10 kart geriau. Aš jau baiginėjau pakuotis ir su jumis susimatysim rytoj. Toks update'as. Aš nusipirkau karabiną, nes aš turiu lietpaltį. Ir šiaip kartais turiu kažkokius daiktus ar ten maišą kokį, kurį noriu pasikabinti kuprinės. Sašos mini holas, irgi karabinas, first aid kit, tik tai tenais nėra jokio first aid kit. Ir Sašai naudosiu tiesiog kaip tašytę. Nes man netgi labiau patinka, negu aš šiaip turėčiau tašytę. Ir jinai man labai žymiai pigiau atsėjo, negu tas, kurio aš norėjau. Tai tašytė 2 eurų ir karabinas, alpinistinio greido 10 eurų. Iš pradžių varom į Rimi. O ką mes varom Rimi? Palikt mašiną. Ir galbūt snacks kažko paimsim. Jūsų ko pas man. Ką? Ką? Važiuojam į Rimi, paimti vandens, palikt mašiną, ko pas mano ir varyti Eurostą. Mes ką tik praėjome sus patikras. Padariau sumuštinį, kuris tiesiog kaip cementas. Man reikėjo išnaudoti visą likusią kalakutieną ir sūrį. Tai ten tiesiog yra 3 ar 4 sūrio gabalai, 2 kalakutienos gabalai ir viskas. Sašai bloga. Mes Helsinkio oro uoste. Update'as baigėsi. Operatyvininkė Simona atsijungia. Liko 14 valandų, per kurias mes pabandysim pamiegot. Aš sutikimą daviau mane filmuoti. Ne, tai gerai filmuoju. Dabar atėjom jau prie savo vartų. Žaidžiam Mario Kartą ir man žiauriai įdomu, ko maitins. Gal tik nueinam į business class ir pažiūrim, kas bus. Turim vandens, ledukų. Čia nespėjau nufilmuoti, bet čia buvo, to žinot, širdelės iš rankšluosčių. Šiaip šitas viešbutis vadinasi Romance Hotel, tai spėjau dėl to. Čia yra šiaip žiauriai faina, kad seifas, nes irgi, kai skaitėme atsiliepimus, girdėjom, kad kai kur vogia. Vogia. Mes atvarėm per lietingą sezoną, tai aš manau, už dangaus matosi, kad tai visai eik tu savo. O čia tai debesys, jie kažkaip per kamerą dar dramatiškiau atrodo. Aš pagalvojau pradėti savo vlogose vertinti oro linijas. Tiesiog aš taip sugalvojau. Maistas. Man visai patiko. Aš nežinau, aš kiek esu skridusi, tai man gal SAS kol kas yra aukščiau. Tu sakydavau, pusryčiai buvo Palauk, aš nepabaigiau. Šiaip visai patiko, kad man visai patiko. Skonis realiai geras. Nu geras, visai nieko. Nu, aš tai žiūrėjau. Palyginus su kitom oro linijom. Nu skonio prasme man visai patiko. Pusryčių kiekis. Not a fan. Mes skaitom 12 valandų ir pirmas patiekalas buvo geras, nes ten buvo salatytas, pagrindinis, duona. Antras patiekalas buvo tiesiog tas mažiukas kartuniukas, kurį jūs matėt ir, nu, aš neprisivalgiau. Mes kas skridom, aš buvau labai alkana. Aš duodu 3 balus. Man dabar reikia vertinti viską. Lančas, mėsa patiko. Blema, šį man apart mėsos ir duonos nieko nepatiko. 5 iš 10, aš pusryčiai. Žiauriai karšta kiaušinienė, kiaušinio skonio. Čia kadangi asmeninis vertinimas, tai aš turiu teisę vertinti kaip noriu. 3 iš 10, nes man patiko tik salsa, jinai man išgelbėjo. Tai iš viso 8, tai čia yra 5 plus 8. 13, čia vidurkį reikia padaryti. 13 padalinti iš 2 yra 6,5, 6,5 iš 2, 3,25 iš 5. Patogumas. Tenais buvo gan daug legrumo. Ir tenais atsilenkia ir biškai pavažiuoja sėdynę. Nu, aš duodu 3,4 iš 5. 4. Ir ekraniukas. Ekraniukas buvo mano mėgstamiausia dalis. Jam aš duodu stiprius 5. Yra žemėlapiukas. Ir kas man labai patiko, kad parodo iš anksto meniu. Ir rodė dar buvo timelinas. O tu matai, kad čia rodo kelintą maitins. Miegučio laikas. We will dim the lights. Eik, tu savo, kaip kietai čia realiai suskirstyta, kada maitins pirmą, kada mes miegosim ir kada maitins antrą kartą. Nelabai aš jį naudoju, kad nežinau. Aš susilaikysiu nuo komentarų. Tai Thin Air man patenka turbūt, kad į B. Į B? Į B. Ne. Jo, į B. Man tai A. Čia economy class skrydis buvo. Nu gerai, šiaip jo, aš sutinku. A yra labiau valid. Beje, pirmas dalykas, kurį padarėme prieš šią kelionę, tai iš anksto įsigijome internetą. Tai padaryti buvo labai paprasta su Seili, kurie įremia šiandienos video. Tai Seili yra programėlė, kur gali įsigyti interneto kelionėms. Reikia tiesiog atsisiųsti programėlę, instaliuoti eSIM ir instaliuoti reikia tik vieną kartą. Ir po to tiesiog pagal tai, kiek ilgam tu keliauji ir kokią šalį tu keliauji ar kokį regioną tu keliauji, pavyzdžiui, visai Azijai nusipirkti internetą. Šiaip jų planai jau yra nebrangus, bet su mano nuolaidos kodu Simona CIM jūs dar ir gausite 15% nuolaidą. Aš asmeniškai keliauju
keliavau su Seili ir Japonijoje, ir Tailandė, ir Amerikoje, Kanadoje, ir kitose šalyse. Instaliuoti buvo paprasta ir visur turėjau interneto kelionėse ir labai lengva po to pasipildyti interneto, jeigu baigėsi. Tai jeigu dar nebandėt, kviečiu išbandyti ir ačiū labai Seili, kad parėmė šį video. Ir kiekvieną rytą pradėjom nuo 7-Eleven. Pusryčiam paėmiau kiaušinius ir tokį ryžių košytę, bet aš ją paėmiau labiau dėl virškinimo. Aš nežinau, ar jinai man iš tikrųjų padės su virškinimu, aš tik tikiuosi, kad jinai man padės su virškinimu, nes čia jis toks man įdomesnis Azijai. Ir pasiėmiau Thai milk tea. Aš nežinau, iš ko jie daro, kaip jie daro ir su kuo jie daro, bet jinai labai yra skani. Žiauriai faina, kad 7-Eleven gali pašildyti. Ir mano košę pašildė, ir sumuštinius čia gali trikampinius pašildyti. Mes šitą viešbutį rinkomės dėl to, kad jame yra, iš dalies dėl to, kad jame yra sporto salė. Šitam viešbutį esame jau kokias 5 dienas ir spėkit, kiek dienų mes nuėjome sporto salę. Būtent 0. Dėl to mes einam dabar. Gliam, koks šaltas. Кефир, Саша. Tave nerožinė. Žodžiu, atėjom, užklydom, kaip užklydom. Mes pasigūglinom prieš čia varant, kas čia per rajonas. Čia yra toks Ari rajonas ir jis biškai jaučiasi, lyg būtų Bankoko paupys. Mes čia atvarėm tokią kavos vietą, kur man parekomendavo. Šiaip čia kava yra gan brangi. Palyginus, kiek mes šiaip mokam. Dar kalbant apie gėrimus, radom va tokį Pro Fiber. Nežinau, tikiuosi, mums padės su virškinimu. O šiaip jo, dabar aš nežinau, mes šiandien kaip ir plano nelabai kažkokią turim. Mes va tiesiog labai norėjome kažkokį kitą rajoną, nes vakar mes buvom ten, kur vietiniai gyvena. Ir iš pradžių jame buvo labai faina. Tai buvo realiai pamatyti kitokį Bankoką. Po to mes kažkaip ten greit buvo, tapo nejauku. Ir ypač vakar pradėjo tai baisiai lyti, mes pilnai peršlapom. Ir man dar kažkas parašė per Instagramą, kad kur buvo apsemta gatvė, įkando žiurkė į koją. Tai kažkaip po to kartą aš biškį su atsarga vaikštau gatvėse Tailande. Tai va. Kažkaip mums šitas Ari rajonas nelabai patiko. Mes dabar neturim kažkokio tolimesnio plano, mes tiesiog einam link kito rajono, Siam. Fun fact, anksčiau Tailandas vadinosi Siam. Šiaip, ką pastebėjau, Tailande yra žiauriai daug japoniškų visokių kavinių ir restoranų. Ir man įdomu, ar čia yra dėl to, kad šiaip tailandiečiai labai mėgsta japonų maistą, ar čia dėl to, kad Tailande yra daug japonų. Nežinau, prašai, kaip manot, Šiandien nesiseka man šiekėt. Man šiandien nėra geriausia diena, pas mane drabužiai baigėsi, aš praktiškai nuogas vaikštau. Bankokas turi tokią problemą, vieną labai didelę. Tu atvažiuoji į kažkokį rajoną ir po to tu nori nuvaryti į kitą rajoną, o jis yra už 5 km nuo tavęs. Dažniausiai tie 5 km yra tuštuma. Ir šiaip Bankokas, jis nesijaučia kaip labai toks patogus vaikščiojimui miestas, nes čia, gerai, dabar mes einam per šaligatvį. Paprastai čia nėra šaligatvį tiesiog. Aš dar niekur pasaulyje nesu buvęs, kad būtų ant tiek dideli tarpai tarp kažko įdomaus. Aš sakau, aš kol kas esu biški heiteris visgi Tailando. Aš kažkaip irgi. Ne man šitą atmosferą Bankoko. Bet žinai, kokia esmė? Ar aš pagyvenčiau čia metus? Taip, dabar lietus prasideda. Mano kamera dėja dėja neperšlampama. Pamenat, mes sakėm, kad einam į kitą rajoną. Mes nenuėjom iki kito rajono. Mums buvo baisiai nuobodai ir Saša labai nori į tualetą. Mes bandėm išsikviesti Boltą, jis tiesiog neatvažiavo. Mes bandėm išsikviesti vieną tuktuką, jis norėjo 400 batų, kas yra brangu. Atvažiavo šitas, jis šiaip kainuotų 200 batų, bet mes susidėrėjom iki 100 šiam. Aš nežinau, kiek ilgai mes važiuosim, bet visai linksma. Saša, tu linksma? Man labai linksma. Mes taip greit lėkiam, atrodo geras. Labai norėjom valgyti. Užėjome kažkokį korejietišką kavinę. Šiaip labai nebrangu. Mano kainavo apie 3, Sašos apie 2 PM patiekalas. Šiaip nėra labai skanu, bet nebrangu. Ir mes labai norėjom valgyti. Mes tiesiog orientavomės pagal tai, kad čia daug žmonių. Turėtų atseit būti gerai, bet kažkaip nelabai. Paėmiau žalią kurį, ir kiaušinį kaip visada. Dar paėmiau šitą gėrimą, nes mums tiesiog damušt reikėjo, nes čia, jeigu nori mokėti kortelę, tai reikia prieiginti bent 200 batų, kas yra 5 eurų kažkur. Mano situpas. Pirma, labai gėdai, kad čia duoda prie viešbučio kortelės apyrankę tokią. Jums rodžiu, kad nusipirkau karabiną. Ir dar vis žiauriai džiaugiuosi šito daiktų, nes labai tiesiog patogu prisikabinti. Va čia aš turiu vandenį, lietvaltį. Čia bežiūrėkit. Man atrodo, čia iš Make Heads Turn šitas pinčikas. Pačioj tašytai turim pasą, nes čia kitaip neiškeičia grinų. Taip atrodo 20 batų, kas yra 5 centų. Dar aš turiu tokį pouchą. Visų pirma, jame kartais dedu monetas, kai nepamirštu, bet
aš jums pasakau, galimai, kad aš turiu savo travel journal, kurį aš labai myliu. Aš jį, in fact, turiu su savim. Galiu jums truputį parodyti, pavyzdžiui, va čia iš Japonijos. Jeigu dar nebandėt jo darytis, kitą kartą, kai varysite kelionę, pabandykit atsiminti, paimti iš kavinių kortelės, paprašyti lipdukų. Aš, pavyzdžiui, realiai kartais tiesiog prieinu kaviniai prie baristų ir paklausiu, ar jie turi tos kavinės lipdukų. Ir labai dažnai turi. Čia, pavyzdžiui, čia kažkaip atrodo šiaip kaip cigaretė biški, bet čia yra cukraus pakelis, čia yra čekis, tada mums čia 7-Eleven duodavo šitus savo kuponiukus. Žodžiu, gerai, varom, Saša rado kažkokį rajoną, kuris turėtų priminti Tokijų. Varysim. Atėjom dar kavos. Šiaip čia atėjom tiesiog į tualetą, bet čia labai skaniai atrodė kava. Ir čia atrodo, baristas atrodo, lyg jie žinotų, ką jie daro su kava. Sakė, bus labai saldi šiaip. Mums čia sakė Sašos mama, kad čia šiaip yra labai saldus dalykai, tipo saldesni negu Europai. Ir mes geriam va 3 viename. Nu, jinai čia žiauriai saldi. Thank you. Thank you. Oh my god. Oh, it's so good. Atrodo kaip tiramisu šitą. Similar feel. It's really good. Gerai, aš jums norėjau parodyti, kaip čia yra baisu pereidinėt kelią. Šiaip čia realiai yra labai baisu pereidinėt kelią, mūsų kelis kartus vos nepartrenkė. Ir čia kažkaip neveikia perėjos, čia kaip ir dega žalia, bet vis tiek mašinos važiuoja. Ir mašinos važiuoja, kai jom raudona. Aš norėjau nufilmuoti, kaip mes sunkiai ir pavojingai pereinam kelią, čia apšė mašina nebuvo. Tai nelabai žinau, ką parodžiau, bet jūs turit manim patikėti, čia realiai labai yra baisu pereidinėt kelią. Mes vis bandom rasti mangą, čia šviežią, bet ką aš radau, kažkoks marinuotas mangas. Įsivaizduoju, kad valgai marinuotą agurką, bet vietoje agurko mangas. Bet jūs turite tokį kažkokį poskonį, sirupinį ir agurkų. Bet čia visai nieko. Čia Bankokas yra toks labai kontrastingas, tai čia atrodo, kad ne tik miestas pats savaime toks yra, bet ir turistai, kurie čia atvaro. Nu, man toks susidaro įspūdis, kad čia atvaro visi dėl skirtingų tikslų. Tai yra žmonių, kurie atvaro į Tailandą dėl gamtos, grinai dėl gamtos. Yra žmonių, kurie čia atvaro patūsint. Tada yra žmonių, kurie yra tiesiog labai susidomėję dvasingumu. Mes, aš nežinau. Aš čia atvariau dėl to, kad po Japonijos man visai pradėjo būti įdomi Azija dar labiau. Aš labai norėjau paragauti tą jų maisto. Nu, ir dėl to, kad aš žinau, kad čia yra graži gamta. Jeigu jūs kad nors keliavote į Tailandą, ar norėtumėt nukeliauti į Tailandą, parašykit, kas jūs labiausiai traukia apie Tailandą. Tiesiog įdomu. Nes atrodo, kad čia gan skirtingos priežastys traukia. Tai ir mane užkimo balsas, nes aš kažkaip labai pavargau šiandien.